Sveiki, jūsų ekranuose Šiaulių miesto savivaldybės stadionas ir dar vienas derbis. Kai kam galbūt šie žodžiai nepatinka, būtent tas pasakymas derbis, bet ko gero būtent geriausiai tai ir apibūdina tai, kas vyks čia šiandien. Šiauliai namie susitinka su Pakruojo Kruoja. Čia pavojinga situacija, smūgis ir labai gražus dabar įvartis, o jį pelno Dovydas Medžiaušis. Štai toks smūgis iš dešinės ir gražus įvartis tikrai. Dovydas Medžiaušis jau pačioje rungtynių pradžioje, tai yra 5 rungtynių minutę, išveda savo komandą į priekį. Čia vėl kova dėl aukšto kamuolio ir tai gali būti dabar pavojinga Aivaro Bagočiaus smūgis. Čia kaip žaidžia dabar Edgaras Jonaitis ir po to nepataiko į vartus. Biškis, kurie tikrai daugiau yra matę SMS Credit LT lygos duonos, tiesiog ragavę ir... Čia dar vienas smūgis ir Tomas Birškis. Toks įvartis net nesidžiaugia, atrodo Tomas, kaip būtų padaręs taką ir daro kiekvieną minutę. Tikrai gražus smūgis į apatinį vartų kampą ir rezultatas jau yra 2-0. Tomas Birškis muša įvartį 20 rungtynių minutę. Bagočias. Nerijus Astrauskas, jo šansas, čia smūgis ir vėl gelbėja savo komandą, atrodo Edgaras Jonaitis. Daug Kruojas futbolininkų varžovų baudos aikštelėje arba jos prieigose, tas pats ir Alfredas Kroplas dabar kaip muša į vartus ir... Čia pavojinga situacija ir atrodo, kad jau dabar skersinis gelbėja. Perimtas kamuolys ir Arminas Vaskela turi šansą kontratakuoti. Tautvydas Eliošius greitas ir didelėmis pajėgomis dabar puola Šiauliai. Bando permesti kamuolį per vartininką. Ne, išgelbėja savo komandą Maris Eltermanis ir atrodo, kad nukenčia ir tinklas. Ir štai čia jau priekaištai yra. Čia jau įvartis, kuris labai gražus ir Andrius Lipskis. Ko gero tai buvo perdavimas link Richardo Beniušio, bet įvartis krinta ir bėda šį kartą ir buvo Edgaras Jonaitis, kuris susiėmęs už galvos. Rolandas Leščius žaidė aktyviai, po to atmestas kamuolys Birškiui ir Birškis į tolimą į vartų kampą. Čia puikus perdavimas Rolandas Leščius. Koks perdavimas dabar ir gražus įvartis. O įvartį muša vienas Šiaulių futbolininkų. Arminas Vaskela įmuša dabar. Keitimą užėmė būtent Filipo Žderičiaus vietą. Čia Aivaras Bagočius perdavimas ir pavojus, bet apsigina vėl Šiauliai. Nesėkmingai išmuša kamuolį šį kartą Vytas Gašpuitis. Ir po to kuo toliau nuo savųjų vartų vėl Gašpuitis. Čia puikiai rungtyniauja Nerijus Mačiulis, jo baudos aikštelėje dar vienas perdavimas Beniušiui. Beniušio smūgis ir vėl gražus įvartis. Kas pasidarė Richardui Beniušiui, tiesiog tikrai sunku pasakyti. Atrodo, kad žaidėjas, kuris dažniausiai mėgdavo mušti įvarčius galvą, dabar jau labai gražiai pasižymi ko antras rungtynes iš eilės. Bet kol kas neatliktas nėra nei vienas. Yra vartininkas Mindaugas Malinauskas ir du Robertai Šumnauskas ir Sitangarėjevas. Čia dar vienas perdavimas ir Aivaras Bagočius lygina rezultatą 3-3. Štai taip, kaip viskas šiandien keičiasi šiose rungtynėse. Bagočius pelno pirmąjį įvartį šiame sezone. Minėjau jau, kad dažnai pasižymi Richardas Beniušis. Dabar nevyks šios rungtynės, kurigi komanda labiau norės laimėti, ar galbūt tiesiog žais ir viena, ir kita komanda atsargiai. Čia dar vienas smūgis ir dar viena situacija. Na, šį kartą jau nuošalę turi šiandien komandų vartininkai. Galima sakyti, kad tikrai paplušė šiandien iš peties ir miegos tikrai ramiai. Astrauskas. Dar vienas perdavimas ir Beniušis smūgis ir 4-3. Štai taip. Atrodo, kad
Kruoja šiandien sukuria stebuklą, bent jau kol kas. Bet dar nenurašykime Šiaulių, dar tikrai yra daug laiko ir dar negalima sakyti, kad šiandien pakruojiečiai iškovos pergalę. Ir Vaskela dar kartą. Vaskela į baudos aikštelę, čia smūgis galva ir virš vartų. Drasko varžovų gynyba kairiajame krašte, čia jau Nerijus Ostrauskas. Koks greitas šis futbolininkas yra, dabar laisvas Šumnauskas, jam perdavimas smūgis. Labai nesėkmingas, na... (3-4). Viskas, šios rungtynės baigėsi, Kruoja iškovoja pergalę ir 22 tašką artėja prie Marijampolės Sūduvos. Dabar ekipa skiria 3 taškai, o tuo tarpu šiauliečiai lieka su 17 taškų.